Šitas procesas vadinamas perlingu. Kai deguonies perteklius akvariume nebetirpsta vandenį, susidaro burbuliukais ir kyla į viršų. Tai augalai prigamina tiek deguonies, kad vanduo pasidaro sotus tirpalas, nebespėja. Tai yra fotosintezės pagrindinis procesas, kurio mes norim. Ir tam reikalingas ypatingai šustras sąlygas, soilai, trąšos, CO2 ir pačias pasaulyje brangiausias Hikira lempas. Rodau. Pati brangiausia Hikira lempa iš Ikėjos kažkada kainavo 10 eurų. Ten lemputė iš Depo 10 vatų kainavo 1,5 eurą. Paprastas vanduo, paprastas kvarcas be jokio grunto pogrunčiai į vazonų susodinti augalai. Nei trąšų, nei CO2, nei pogrunčia, nei ko čia dar, soila, nieko nėra. Ne nuo to vyksta perlingas ir deguonis. Ir ne nuo brangių lempų. Suprantat? Sudarykit sąlygas neperšerdami ir neraugindami augalams augti ir jie augs. Čia yra mano nukarpyti, dar neatsigavę, bet jie taip pat gražiai sužels.